Kaip tau sekasi po grįžimo į aikštelę? Nieko, gerai, daug varžybų, vis geriau ir forma sugrįžti ir tas jautimas, žaidimai, tai viskas normaliai, tik užtruks laikas, šitas sezonas toks ir bus, tai geriau, tai blogiau, nes yra labai sudėtinga atsistatyti, dar kai tiek daug varžybų ir nėra laiko treniruoti nieko, tai bet po biškį viskas geriau. O dabar keletą varžybų visai nesenai taip jau neblogai sužaidėjai. Tai toks grįžta tas, ne, laisvumas aikštelėj, pajautimas tikras. Jo, grįžta, tai aš po metų pertraukos, kai pradėjau žaisti, mano pirmas 5 prieš 5 buvo varžybose su kontaktu ar ką, per pirmas varžybos aš buvau net nesitreniravęs su komanda, tai tą vėl pajus žaidimą biškį užtruko laiko, bet dabar jau normaliai. Tai tam atsistatymui iš tikrųjų nelabai ir dėkingas laikas, toks, kai paintensyvėjęs tvarkaraštis, ne? Ne, šiais metais jis tikrai nėra dėkingas, nes labai daug varžybų yra. Šį mėnesį sužaidėm 19 varžybų, tai yra tikrai labai daug su kelionėm, su viskuo, su grafiku, nėra laiko treniruotėm, nėra laiko kada atsistatyti. Okay, dar labai įdomus sezonas ir reikalaujantis daug iš visų žaidėjų. Palyginti su kokiam Europos grandų komandam, kur sužaidžia 2 varžybas per savaitę, ne? Čia po 4 varot. Na, čia mes tokį sezoną jau turėsim po lokauto, po visko. Negali lyginti, nes NBA tas ir yra, kad tempas yra labai didelis ir ne tai, kad tu sužaidi 4 varžybas, bet tu dar turi keliauti. Po tų varžybų kažkur visur kitur žaidži, tai tas yra ganėtinai sudėtinga, visas tempas ir aišku kiekis varžybų. Dar tas laikas būna, pavyzdžiui, perskrendat į kokį Miami, tai žaidžiat vidury dienos, ten 1 valandą, ne? Na, tai čia priklauso, čia dažnai taip nebūna, jau tas sudėliota protingai, nėra, kad būtų, bet nieko, įdomus sezonas visiems, daug komandų, todėl ir matom netikusių varžybų būna, bet ką darysi po lokauto, tai normalu. O tasai labai didelis noras grįžti, kartais būna, pereina į perdegimą tokį aikštelį, ar tu stengiasi dirbtinai neforsuoti to reikalo? Ne, žinai, yra sunkiausia, tai sunkiausia nežaisti. Aš šiandien praleisiu šiandienos varžybas, nes mes vakar žaidėm ir prieš tai daug minučių susidėjo ir reikia duoti pailsėti. Tas yra sunkiausia, nes norisi būti aikštelėje, norisi žaisti, bet visada reikia pagalvoti, prisiminti, kad dar daug krepšinio liko ir žiūrėti, kas yra geriausia ateičiai. O taiklumas po tų metų labai krito? Toks iš žaidimo? Ne, taiklumas nepasakyčiau, kad krito, dabar gal tie procentai nėra aukštinis, kol grįžti, kol pajauti pirmas 5-6 varžybas, tai nežinau, 5 pirmi mano tritaškai buvo nedamesti ir pramesti, net nelietė lanko, tai čia yra normalu, kol atsistatot kojas, kol tu įeini į tą žaidybinę formą.